6 įpročiai, kurie trukdo tavo sėkmiai, todėl palaipsniui rekomenduoju jų atsisakyti. Pirma, greitas pasidavimas. Labai dažnai žmonės susidūrę su pirma nesėkme viską meta ir iš karto pasiduoda. Turėtum to nedaryti, įsivaizduoti, kad tiesiog kito kelio nėra, tu tą kelią pasirinkai ir viską darai, nepasiduodamas, kad eitum iki galo. Antra, banalus skrolinimas. Nesakau, kad neturėtum visai žiūrėti, skrolinti socialiniuose tinkluose, bet jeigu tu per daug laiko juose praleidi, supranti, kad tas laikas yra iššvaistomas. Vietoj to pradėk edukuoti save ir tą laiką skirk savęs auginimui, savęs mokinimui, galų gale saviugdai. Trečia, leidimas emocijoms kontroliuoti darbą. Dažnai žmonės kažką imasi daryti daugiau, kai jaučiasi gerai. Tačiau jeigu tu nori sulaukti sėkmės, tu turi padaryti bet kokioje nuotaikoje. Ir veiksmas vejamas veiksmo vėl sugrąžins tau motivaciją, ne? Ketvirta, pasiduoti impulsyvumui. Visiškai nesvarbu, ar tai būtų žolė, narkotikai, alkoholis ar pliurpalai su draugais, tu privalai kartais tuos impulsus ignoruoti ir netgi jų atsisakyti. Penktas, laiko planavimas. Labai dažnai žmonės laiko neplanuoja, o po to skundžiasi, kad neturiu laiko, nieko nespėju, todėl pradėk laiką planuoti. Įskirk prioritetus savo ir susiplanuok dienotvarkę. Jeigu tu neplanuosi savo laiko, tau už tave darys kiti žmonės, bet tai tavęs prie tavo sėkmės nepriartins. Ir šešta, ribotas mąstymas. Daugelis žmonių galvoja, kad pinigai ir kiti resursai yra riboti ir dėl to niekada nepasiekia savo tikslo. Šis mąstymas yra klaidingas, rekomenduoju jį pakeisti, nes vietos, pavyzdžiui, prie stalo užteks visiems, tai reikia atsinešti savo kėdę siekiant rezultatų. Tikiu, kad jeigu yra noras, jeigu yra siekis sėkmės, šių įpročių palengva, palaipsniui atsisakyti tikrai nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti.